Natokinazė. Lietuvoje kraujotakos sistemos ligomis serga daugiau nei 700 tūkstančių žmonių, beveik kas antras virš 50 metų. Deja, su šia liūdna statistika Lietuva lenkia daugelį pasaulio šalių. Pagrindinė šių ligų priežastis – kraujo krešuliai, dar kitaip vadinami trombai. Dėl jų kyla rizika tokių grėsmingų būklių kaip insultas ir infarktas. Tuo tarpu kitose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, Japonijoje sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis yra viena mažiausių. Japonai gyvena vidutiniškai 10 metų ilgiau nei lietuviai. Viena šio reiškinio prielaidų – gyvensenos ir mitybos ypatumai. Jų racione gausu daržovių, vertingų aliejų, ryžių, ankštinių daržovių. Mokslininkai tyrinėdami japonų ilgamžiškumo paslaptis atkreipė dėmesį į daugiau kaip 1000 metų jų valgomą tradicinį pusryčių patiekalą nato. Nato gaminamas iš specialiu būdu fermentuotų sojų pupelių, primena savotišką sūrį. 1980 metais Čikagos universitete mokslininkas Hioriyuki Sumi tyrė daugiau nei 170 maisto produktų ir nustatė, kad būtent nato maistas pasižymi itin stipriu trombus tirpdančių veikimu dėl sudėtyje esančio fermento natokinazės. Eksperimentų metu Hioriyuki Sumi pastebėjo, kad patekusi ant kraujo krešulio natokinazė jį visiškai ištirpdo. Vėlesni moksliniai tyrimai patvirtino, kad natokinazė patekusi į kraujotaką su maistu ar kapsulių pavidalu pasižymi daugiakrypčių veikimu, kuris neišbalansuoja kraujo krešumo pusiausvyros, gerina kraujo cirkuliaciją visame kūne, ardo trombus, neleidžia susidaryti naujiems, mažina kraujo klampą, stiprina kraujagyslių vidinį sluoksnį, mažina kraujospūdį. Svarbiausia, suaktyvina natūralų žmogaus gebėjimą palaikyti kraujo krešėjimo balansą. Bendras žmogaus kraujagyslių ilgis siekia beveik 100 000 kilometrų. Jomis pakaktų apjuosti visą Žemės planetą. Jų dėka kraujas keliauja pernešdamas deguonį, maistinės bei kitas svarbias medžiagas visoms organizmo sistemoms. Kai sutrinka bent viena kraujotakos dalis, tai turi įtakos visam organizmui. Natokinazės fermento nauda viso kūno kraujotakai įrodyta moksliniais tyrimais, ne tik Azijos šalyse, Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje, bet ir Lietuvoje. Natokinazė nėra vaistas. Šis fermentas skirtas mitybos papildymui kraujotakai naudingomis medžiagomis esant kraujotakos sutrikimų ir trombų susidarimo rizikai, kaip prevencinė priemonė. Skirtingų šaltinių duomenimis apie 70% žmogaus sveikatos priklauso nuo veiksnių, kuriuos dažnai galime pakeisti. 50% nuo gyvenimo būdo, 20% nuo aplinkos. Jei turite rizikos veiksnių, jums naudinga papildyti mitybą natokinazės turinčiais produktais. Natokinazės preparatų galima įsigyti visose Lietuvos vaistinėse.